Labą vakarą visiems, kurie prisijungėte arba kurie žiūrite įrašą. Pradėsime Sahadža jogos meditaciją antradienio vakarą, seminarą. Tokį seminarą, bet pameditavimą kartu. Tai jeigu kažkas prisijungėte visai pirmą kartą, parašykite į žinutę, kad žinotumėm, kad prisijungėte pirmą kartą, parašykite iš kokio miesto. Jeigu kas nors pradėjote žiūrėti šituos meditacijų įrašus ir tai yra visai pati pradžia, parašykite mums, kaip jums sekasi. Labai paprasta, info@sahadžayoga.lt. tą mailą galite rasti mūsų puslapyje sahadžayoga.lt ir galite tiesiog mūsų pasiekti, paklausti, parašyti. Būtų labai, labai gerai, jeigu būtų kažkoks toksai jūsų ryšys su mumis. Tai labas, Ieva. Atsiprašau, kad vėluoju. Nieko. Aš turėjau paaiškinti tėčiui, kodėl reikia skaityti knygutę šiandien, kodėl aš esu piktas vaikams. Paskui jis perspėjo, sako, kodėl esu piktas, taip sakau, nes pas mus čia toks būna, piktų vaibelis, tai dabar. Uždavė namų darbų tėčiui, taip? Taip, knygutė, kai jaučiuosi piktas. Šiaip tik, kas turit vaikų, yra labai gerų jausmų knygučių, jos tokios labai plonos su vaikučiais. Kai jaučiuosi geras, kai jaučiuosi piktas, kai jaučiuosi liūdnas. Labai padeda. Ir suaugusiam galima rasti atsakymų. Jausmų pasaulyje. Ok, tai žodžiu dramos, bet jau ten eina į pabaigą diena jūsų namuose, ar dar ne? Knygas. Ir viskas. Tai va, tai žodžiu, ką dar tokio, aš čia plirpiau pradžioje, kad kas galėtų būti aktualu tiems, kurie pirmą kartą prisijungia. Ir gal iš karto pradėkime nuo to. Pradėsim dabar medituoti šiandienos tema. Ieva, ar tu žinai šiandienos temą? Sat Chit Ananda, ar čia buvo praeitą kartą? Čia buvo praeitą kartą. Ne, šiandienos tema yra saugumo jausmas, baimės. Ir visa, kas susijęs su mūsų širdimi. Kas yra mūsų širdyje ir kas trukdo mūsų širdžiai. Tai viskas apie tai. Tai va, čia mūsų tema. O mes pradėsim nuo meditacijos. Ir meditacijos pradžioj, aš tai galvoju po visų tų dienos reikalų padaryti vonelę. Ką jūs į tai? Jeigu tik turit galimybę, pasiruoškim vonelę, keletą minučių muzikos, kol ruošiamės. Jeigu kas nežino, kaip ruoštis, kas tas vonelės yra, tai pradedame medituoti, tai tiesiog vonelė, kurioje būtų vandens, kad apsemtų pėdas, sauja arba koks didelis valgomas šaukštas druskos ir gėlo vandens nuplauti pėdam. Gerai, einu ruošti. Taip.
Taip, jau matau, kad daug kas grįžo. Ką matau? Jeigu kas įsijungsit kamerą, tai mes jūs matysim. Va, matau Steisę. Sveiki, Zuzana. Labas, Živilė, Jolanta. Taip. Ir toliau yra antkapiai tik tai. Taip. Kaip baisiai skamba antkapiai. Bet taip yra, nes yra juodas fonas, juodas langelis, vardas, pavardė. Arba koks nors kameros numeris 777. Beje, 77, kas jūs bebūtumėt, jūs buvote pirmas atėjęs į seminarą. Pirmūnas. Taip, Živilė, jaučiau, kad bus. Tai Živilė jau buvo pasiruošusi vonelę. Super. Aš žinok, irgi jaučiau, kad bus. Kai pasakėm, kad bus vonelė, Živilė pradėjo kažkaip labai laiminga būti. Aš mačiau. Tai galvoju, ko jin tokia laiminga. Tai pasirodo buvo pasiruošusi vonelė. Tikrai labai vonelės laukiu. Ačiū Jums, ačiū. Jolanta, o jūs turit vonelę? Viskas tvarkoj? Jolanta? Aš žinokit, ne vonelę tada pasiruošiau, bet prieš ateidama čia kelnes pasikeičiau be galų, ten tos tokias, sakau, Kad galėtumėt merkti, bus ne? vonelė, tikrai, ir žinokit, pataikiau. Ok, dabar dėmesio, jeigu kas nors neturit vonelės, arba nenorit čia bėgioti su tom vonelėm, nežinau, neturit sąlygų ar kaip nors, jokių problemų, jūs darote viską tą patį, tiesiog medituojat. Tie, kas turi vonelę, medituoja, tik tai, kad pėdos yra toje vonelėje. Ir po to tą vandenį sūrų nuplaunam su gėlu vandeniu, vonelę išnešim, grįšim ir tęsim mūsų seminarą. Tai pirmoji meditacija siūlom daryti su vonele, o jeigu kas nors ten negali šiandieną, tai pasiruošit, kad kitam kartui, kad būtų toje vietoje, kur medituojat, paruošta vonelė, jeigu kartais ką, kad greitai būtų. Ir jau tos vonelės nenaudokite kopūstų raugimui, nes jau čia, žinokite, jau ta vonelė jau netam skirta, ne maisto gaminimui, o pėdų mirtimui. Taip, jau mūsų yra visi pasiruošę, labas vakaras, pasigarsinau ir mane uždarė ir garsą ir vaizdą. Liucija, jūs uždarė. Niekas nedarė nieko, Liucija. Liucija, niekas neišjungė jūsų, grįžkite. Niekas neišjungė. Ar tu jungiai? Ne, tu negalėjai ją išjungti. Tik aš galėjau, bet aš nieko nespaudžiau. Ok, Liucija, mes jūsų laukiam. Gal net pačiai pasispaudė. Gal pasispaudė, kaip nors kas nors arba atsijungė. Gerai, tai tada pasiruoškime meditacijai. Aš pradžioje paleisiu muzikos. Muzika yra, šitą ragą yra Durga raga. Durga. Šitą energiją yra ir centrinė širdies energija. Tai paklausykim truputėlį muzikos. Aš pasakysiu, kada keliam kundalinį, kada ką darom, bet daugiausiai bus tiesiog muzika. Ir kai skamba muzika, mes laikom dėmesį virš galvos, neanalizuojam tą muziką, bet tegul jinai skamba mūsų viduje be galvojimo. Sėdam patogiai, save. Ieva, ar girdisi, kai aš dabar kalbu? Mergim akis, kad nes niekas nepribūtų aplinka. Nors dabar, kai daugiau pasakai, tai toks biški su burbuliavimu. Ok. Gerai. Pasiruoškime meditacijai ir visi kartu pasikeliame kundalinį ir pasidarome apsaugą.
dešinį delną nukreipkim į vandenį, kairį nukreipkim į matosi nuotrauką. Ir mes laikome viršugalvyje. Ir tiesiog leidžiam vibracijom tekėti, nieko reikia stengtis, prašyti, daryti. Patalpiname pėdas į vandenį. Sėdėkim patogiai. Abi rankas nuleiskim žemę. Dėmesys į viršugalvį. Abi rankas padėkim ant kelių.
Kairė ranka lieka atversta ant kelių, dešinė ranka mes nuo stuburo pačios iš priekio tarsi keltumėm savo dėmesį per visą stuburą iki galvos viršugalvio. Taip keletą kartų ir iš tikrųjų ne mes keliam tą kundalinę energiją, bet mes galim tik paprašyti, kad kundalinė energija pagal mūsų dėmesį pakiltų. Dabar dešiniam kanalui truputėlį, kairė ranka į viršų pirštais, dešinė atverstų delnų, guli ramiai, atpalaiduota. Paprašykime motiną kundalinį subalansuot mano dešinę pusę. Savo viduj padėkoti, kad manim rūpinasi, visom mano problemom yra pasirūpinta. Mano visais aspektais, kūnų, protų, emocijom, vibracijom, visko yra rūpinamasi. Net jeigu ir nejaučiam, bet tiesiog už tai, kiek jaučiam, už tiek ir padėkokime. Dėkime abu delnus ant kelių, su dešiniu delnu aplink voidą, visą nabį, visą pilvo sritį, pagal laikrodžio rodyklę pasukam. Neskubėkim, leiskim tom vibracijom suktis kartu su mūsų ranka, dėmesys į viršugalvį ir pasisuka vibracijos, išsisuka visoje šitoje erdvėje. Jeigu sukant jaučiam, kad kaista, šyla, dilčia mūsų pirštai, tai tarsi numestumėm, nukratytumėm į vandens pusę ir toliau dar pasukam.
Per kairį delną uždėkime ant dešiniosios širdies, krūtinės dešinės pusės, o dešinį delną atverstą. Ir pilnai suvokdami, kad turim jungti su visur, absoliučiai visur esančia energija, galim savo vidui taip tyliai pasakyti keletą kartų, kad aš atiduodu visas savo pareigas ir atsakomybės, visas įtampas dėl to, ką aš turiu padaryti, ko negaliu daryti. Aš viską perduodu, atiduodu tai energijai. Gerai. Dabar kairį delną padėkime ant kelių, o dešinį delną padėkime ant galinės galvos dalies, taip lyg būtų ranka mūsų atlošas galvai. Ir mes taip atsiremkim su galvos galinė dalimi į savo delną. Truputėlį tada veidas žiūri lyg tai aukštyn. Sėdim patogiai, dėmesys į viršugalvį. Ir galima kelis kartus savo vidui pasakyti, aš prašau, tegul man būna atleista už viską, ką aš padariau. Suvokiant arba nesuvokiant padariau blogą. Prašau, tegul man būna atleista. Kairys delnas padėtas ant kelių. Dešiniuoju delnu padarome apsukimus ties kairiuoju svadistanu. Tai yra apatinė kairio šono dalis. Tai yra ten, kur jau prasideda koja. Ir dėmesį laikom virš galvos, pasukam. Skiriam vibracijų truputėlį šitam centrui. Stebėkim, kad neįsitemptų niekas, kad sėdimėm patogiai. Ir numetam karts nuo karto į vandenį. Ir lygiai taip pat padarysim kairįjį viršūdį, kairioji mūsų kaklo pusė, tas kampas tarp peties ir kaklo. Ir visą tą vietą, apimant ir kaklą, ir petį, taip tarsi suktumėm ciferblatą pagal laikrodžio rodyklę. Dėmesį laikom ne toj čakroje, o viršugalvyje. Ir kartais numeskim, jeigu norisi. Dabar dešinys delnas vėl švelniai su dėmesiu praeina per visą stuburą.
Padėkime abu delnus ant kelių, kai baigiam. Dabar kelis kartus nuo pat viršugalvio per galvos šonus, per kaklą, per pečius, per kojas praeikim, taip tarsi nudarytumėm viską, kas liko, visas įtampas į vandenį. Truputį nuo rankų irgi. Nubraukim. Galima per kojas netgi taip praspaudžiant, nuvesti, kad nueitų iki pat beveik vandens rankos. Ir nuplaunam pėdas. Vėlį papūkim dabar pastatę pėdas be vandens, dėmesį vėl į viršugalvį. Pasikelkime rankomis kundalinį su dėmesiu kartu ir užfiksuokim dėmesį virš galvos. Ir padarom apsaugą. Neskubant, laikant dėmesį ten, kur užfiksavom. Net nereikia skaičiuoti kiek kartų. Pajauskit, kada užtenka. Ir kelios minutės išpilt vandenį, praskalauti vonelę, grįžti ir tęsime toliau.
Kol dar kažkas grįžinėja, aš paklausiu, Liucija, ar jūs įsijungėte garsą, vaizdą? Kas jūs išjungė? Liucija? Nes paskutinė žinutė yra Liucija atjungta. Taip ir liko galvoje, kad Liucija kažkas išjungė. Taip, tai ką, mes tęsim toliau. Ir žinot, kažkaip pagal viską turėtumėm dabar kažką pradėti čia kalbėti, taip toliau, bet kaip įdomu, kaip sekasi medituoti. Vat kaip jums sekasi? Pavyzdžiui, Jolanta, kaip jums sekasi? Aš žinok, tą pat pagalvojau Jolantą. Tu pasakai Jolantą. Jeigu būtumėm dabar salėje, aš prieičiau, sakyčiau, nu Jolanta, kaip jums sekasi? Taip ir jaučiu, bet tiesiog intuityviai. Tai mes dviese prieitumėm, ne? Palaukit, Jolanta, palaukit, nesigirdi, jūs turite paspausti, jūs kažką sakot, paspauskit. Tai labai paprastai. Ant mikrofono reikia paspausti, tai labai paprastai. Nesigirdi. O dabar jau girdėsit mane. O dabar Noriu pasakyti, kad man šiuo metu tai visiškai net jau ir kalbėti nebesinori. Labai gerai buvo. O šiaip kaip kada pamedituoju, būna ir tarpų. Sąžiningai prisipažinsiu. Taip. Tai va. O kaip pamedituojat, ar jums geriau medituojas ryte ar vakare? Aš dažniausiai gal daugiau laiko turiu vakare ir aš, tarkim, naktį nubūdusi, kartais tokius turiu, labai ankstyvus rytus, tai ramybės būsena tokia būna tada geriausia. Super. Puiku. Dėkui. Ačiū labai, kad Jolanta pasidalinat. Taip, žiūrėk, pavyzdžiui, yra dalė. Kas yra dalė? O čia nėra dalė mūsų. Kikilėnė. Nežinau. Taip, va, dalė. Dalė vis laik ta pati dalė. Dalę vis pažįstam. O kaip šviesu pas dalę? Puiku. Alina yra. O Aliną žinom? Praeitą kartą kalbinam Aliną, ar ne? Ne. Ok, tai Alina, žinau, kad šeštadienį meditaciją jūs vedat. Ką jūs į tai? Niekad nematėm, niekad negirdėjom, Alina praves meditaciją. Šeštadienis, žinosim. Spažinsim. Liucija, pamėginsiu persijungti. Aš jūs girdžiu ir matau, tik paminklą negaliu pakeisti. Ok. Puiku. Tai gerai, tai klausimas yra, prieš pradedant, tęsiant toliau, kas norėtų pravesti meditaciją šeštadienį? Parašykit, pasakykit, pajauskit. Didelio čia darbo nėra, nes nei mes čia vedam, nei ką. Bet vis tiek, išėjimas iš tokio mikrokomforto toksai bus, ar ne? Ir į naujo komforto patekimas. Taip, kas norėtų pravesti? Tai žinau, kad čia reikia nuspręsti iki šio seminaro pabaigos. Tai jau netylėkit, nes žinot, kaip yra su lietuviais. Visi sėdi paskutinėse eilėse. Ar pastebėjot, kad kai būna renginys, niekada niekas iš Lietuvos nesėda į pirmą eilę? Dažniausiai pradeda nuo vidurio arba nuo galo ir taip ten pildosi, taip jau nepatogiai artėja iki pirmos eilės. Tai kviečiame, jeigu tik norite, prašom. Jolanta, ar jūs įsijungiat mikrofoną, kad pasakytumėt, kad pravesit meditaciją? Ne, aš neišsijungiau, dabar žinosiu, kad išsijungiau. Aš kalbu, kad jūs išsijungiat ir vėl išsijungiat ir jau sakysit kažką. Bet gal jau laikas, Jolanta? Kažkodėl mes norime jūs kibinti šiandieną. Žinokit, aš gal pabandysiu didesnę švarą išeiti. Šiandien labai gerai buvo, tada ateisiu vesti, dar ne. Ok, gerai. Na gerai, tai pradėkim tada tą mūsų temą. Nedaug čia reikia tos temos atidaryti, bet vis tiek, gal kažką naujo išgirsti. Aš galiu, Jolanta, padėti jums išsijungti, aš turiu tokią pramogą. Gal tu ir Liuciją gali jungti, ar ne? Ne, aš nebuvau išjungęs, tai negaliu jungti. Ok, tai gerai, tai tada baimės, centrinė širdis ir visokios, nežinau, visokios
fobijos, o iš kitos pusės saugumas, užtikrintumas, drąsa, pasitikėjimas savimi. Tai kas, Vytautai, tau labiausiai padeda, kai užklumpa baimė, ar jau tau nebeužklumpa niekada baimė? Ne, užklumpa, čia toks žmogiškas dalykas. Bet, Mhm. pavyzdžiui, kai turi vaikų ir šeimą, ypač vaikai dar maži, tai labai aktualu yra rūpintis kitais ir tos baimės būna už kitus daugiau. Čia kitas etapas, kita mokyklėlė čia vadinasi. Su savim susitvarkai, bet kaip ten dėl kitų. Ten dėl vaikų sveikatos, dėl ten to. Pavyzdžiui, vairuojant tokia atsakomybė yra, kai veži kitus žmonės, yra tokia. Bet iš tikro, aš dėl savęs, tai tikrai pajutau, kad ta tema, kurią mes praeitą kartą gvildenom apie dvasią, Taip. Satčitananda. Jeigu dėmesys asocijuoja, kaip siejasi su tuo, kas aš esu dvasia, nėra baimė. Taip. Jeigu su kažkuo, kas miršta, žūsta, serga, kas yra laikina, kas yra materialu, tada tas baimės labai lengvai užplūsta. Mhm. Aš irgi turbūt panašiai susiduriu gyvenime, kai tas dėmesys tikrai yra švarus, jį išeina švarų palaikyti, tą bemintę būseną, tai tada tikrai tos baimės praktiškai ir nėra. Net vaikų ten visokios, nežinau, negandos, neatrodo kažkokios tokios neįveikiamos kažkokios ir panašiai, bet Neužgriūna, neužspaudžia, ne? neatrodo, kad jo, užspausti labai geras žodis yra, mes labai dažnai šeimoje sakom, oi suspaudė, žinai, kai būna daug labai kartais sukrenta dalykų ir suspaudžia tave taip, taip suspaudžia. Tai jo, tai tada tikrai, kai pavyksta pamedituoti reguliariai, pavyksta pamedituoti kartu su kolektyvu, tai tikrai ta baimės jausmas truputį Bet dar vienas yra toksai momentas, kad tos baimės arba ta įtampa centrinėje širdyje, nes šita čakra atsako už tą saugumo jausmą. Tai jeigu pas kažką yra labai blokuota centrinė širdis, pavyzdžiui, šeimos nariai, bendradarbiai, kolegos, pakeleiviai važiuojant, ar ten draugai susitikus, tai labai greitai peršoka. Labai galima greitai perimti. Ir jeigu žmogus truputį turi tos empatijos, tokio kažkokio to nuoširdumo, tai tas stresas jisai labai greit persiduoda. Pavyzdžiui, tarkim, paėjo kokia nors žinia, kažkokia ten, nežinau, kad ir spaudos konferencija, ten pavojus mus puola. Tarkim. Ir tu gali net negirdėti tos žinutės, bet tu susitinki ir tu jauti, kad kažkas yra neramu ir tu tarsi perimi. Ir paskui kažkas pasakoja su kokia nors stresinė jausena ir tas tau trūkst ir pereina. Čia kaip žiaulys gali pereiti, kaip ten, nežinau, ten kas suirzimas, nuvargimas gali persiduoti, jeigu kažkas bamba tau. Tai taip lygiai taip pat ir ta baimė. Tai šiuo atveju, jeigu centrinė širdis yra dar silpna arba dar tokia neapsaugota pilnai, nežinau, turi kažkokių dar įtampų, tai tada labai lengvai perimam. Ir ilgai užsibūna ir gali netgi užrūkti tenai. Bet jeigu ta centrinė širdis stiprėja, medituojant, kvėpuojant giliai, tiesiog ta energija tenai užsistovi ir būna, tada tas stresas nepersiima. Ir netgi tada gal norisi akcentuoti šiandieną, kad galima perduoti tą saugumo būseną kitiems. Nes dažnai tas dėmesys nueina, kaip mes perimam kažką negatyvaus. Bet kodėl nenukreipus dėmesį tai, kad mes galim atiduoti kažką pozityvaus. Mes galim priešingą pusę daryti poveikį. Bet dar turbūt ir Šimataji yra kalbėjus, kad koks tavo dėmesys, kur tu greipi dėmesį, taip ir yra, toks tu esi. Tai va, kaip ir tu sakėjai, ta visa ar medija, ar kažkoks tokios būna didelės įtampos, kažkokios politinės ar dar kažkas. Ir jeigu tu labai stipriai su dėmesiu važiuoji tą temą, tai irgi labai lengva savo tą centrinę širdį pagauti. Kai prasidėjo, pavyzdžiui, neramumai Ukrainoje, mūsų dukra buvo labai nesenai gimus, buvo labai maža. Ir man buvo labai jautru. Tai aš tiesiog sąmoningai nieko nebeskaičiau, nebežiūrėjau ir taip kažkaip sąmoningai saugau save, nes buvau dar tokioj labai toks jautrus buvo dar laikas. Žiūrėt, kur tas dėmesys krypsta. Kartais reikia pagalvoti gal ir kodėl mano dėmesys krypsta ten. Kodėl mano dėmesys krypsta būtent į tai ir į tai, žinai.
ir gal medituojant tie atsakymai ateis. Ir iš kitos pusės nenueiti į fanatizmą, kad pavyzdžiui, jeigu ten kažkas blogai vyksta, mes ignoruojam, kad neperėtum. Čia irgi yra blogai. Matyti, kas yra negerai savyje ir kituose, nėra blogai. Ne. Blogai yra, jeigu mes priimam tai kaip mus tai užgožia, mus tai užspaudžia, mus tai apgaubia ir mes nebegalim tada būti realybėje. Tai bet, pavyzdžiui, pradžioje, kai pradedame medituoti, labai svarbu pamatyti, kaip čia angliškai yra tas face your fears, kad akistata su savo baime. Tiesiog susitikti, taip. Taip. Tai galima tada duoti tokį namų darbą. Aš kažkaip galvojau, gal šiandieną per meditaciją mes padarysim, bet iš tikrųjų tai puikiausiai galim padaryti, tarkim, kažkurį vakarą patys. Tai paimti lapą popieriaus, pasidėti prie ten, kur medituojam, pieštuką ar tušinuką ir pasikelti kundalinį, pamedituoti, kad nurimtų mūsų tas mintis. Ir kai tas būsena jau ta meditacijos prasideda, kai jinai yra, vat kaip dabar mes pameditavom, bet sako Jolanta, iš jų nebenoriu nei kalbėti, nieko, yra gera būsena, tada atsimerkti ir ant lapo tiesiog surašyti, kaip jums atrodo, kokios baimės stabdo jūsų evoliuciją. Apie save, kokios baimės mano evoliuciją stabdo. Pavyzdžiui, ir rašyti kaip baimė, pavyzdžiui, baimė ten mirti, tarkim, jeigu jūs jaučiate, ten baimė prarasti pinigus, baimė, kad niekas neprižiūrės mane senatvėje. Aš nežinau, dabar taip eina, va tiesiog, aš gal čia taip iš tikrųjų yra tokia baimė, kas bus, ateities baimė, kažkokia, ir ant to lapo taip pat surašyti. Tada galima tą lapą pasidėjus, laikant dėmesį virš galvos, taip pat aplink jį, va taip kaip darėm su savo čakrom, apsukti maždaug 7 kartus, pajausti, kad vibracijos apgaubtų tą visą, ką parašėm. Tada nueinam ir sudeginam. Jeigu kas turi židinį pečių, labai paprasta, pašoviai ir viskas. Jeigu neturite, tai galima tiesiog laikai rankose, virš tualeto, uždegi, dega, paskutinis kamputis įmeti į vandenį, nuleidai, nusiplovė rankas, baigta. Ir tada po viso šito deginimo grįžti ir pamedituoti. Uždėti ranką ant centrinės širdies galima, giliau pakvepuoti. Ir iš tikrųjų tas face your fears, pamatyti akistatą su savo baimėm, tai gal taip niekada ir neskanavom savęs, neanalizavom, kokias tikrai baimės turim. Taip. Tai va, čia toks namų darbas. Aišku, čia labai paprasta yra. Galbūt galima sakyti netgi tai buitiška, sudeginti, simboliška, bet iš tikrųjų vibracijos irgi veikia. Įdedi vidurį meditacijos ir būtinai grįžus pamedituoti. Man tai buvo paaiškinta, kad, pavyzdžiui, jeigu mes kažką panaudojam kažkokį metodą, tai jeigu ten, tarkim, yra kažkokia tamsa, pavyzdžiui, taip įsivaizduokim, ne, toje čakroje. Ir jeigu jinai kažkokiu tai būdu išeina, nors trumpam, tai reikia būtinai užpildyti tą vietą vibracijom. Pamedituoti, kad prisipildytų ir kad negrįžtų ta bloga būsena arba kažkokia priežastis, dėl ko buvo blogai. Tai va šitas metodas tikrai panaudokime, kas žiūrite video įrašą, irgi galite padaryti, tikrai ir lauksim, koks buvo jausmas po to medituojant. Ieva, ką? Nieko, galvos, kai lauksim nuotraukų, kaip degina. Žinai, kiek namų sudegė. Taip, aš. Ok. Ką dar galima apie tą baimę ir saugumo jausmą, apie saugumą? Man labai patiko Šrimatadži kažkurioje paskaitoje, taip paprastai tiem jogam aiškino, kaip nereikia nieko bijoti. Gerai, sako, tai dabar kas atsitiks, važiuoja ten kažkur, tai suges mašina dabar, ką, pastovėsim, sako, pavaikščiosim, važiuosim į gėles, sako, pavėluosim. Kas dabar, atbėgs tigras, suės tigras, ką, kitam gyvenime vėl viską iš naujo veiks. Kas, sako, dabar, ko jūs, sako, bijot? Viskas, sako, atsitiks vis tiek. Ir... Jo, taip. Ir tikrai, turbūt, man tai per daug meditacijos metų ir daug tokios savistabos, turbūt irgi pasidarė labai aišku, kad kažkokie iššūkiai, jeigu jie tokie kaip ir turės ateiti, jie vis tiek ateis, ar tu bijosi ar nebijosi. Ir tik bijodamas, tai tik įtampa kuri ir viskas. Labai buvo gražus man pavyzdys, kaip mūsų pirmą dukrą reikėjo skiepyti ir jai buvo 2 metai ir nieko nesupranta. Čia, žinai, toks, kur leliuką tave skiepė ir tada pirmą kartą tave atveda tokį didesnį. Tu nežinai, kas ten bus. Tave veda skiepyti.
Ir aš sėdžiu prie tų durų ir visa čia skiepys tą vaiką, čia kaip sureaguos, nesureaguos, čia gerai, blogai. Jinai sėdi 100 metų, noskrapštas sėdus, viskas gerai, žinai. Nieko. Ją įvedė, paskiepijo. Aš užstrigau gal, ar ne? Ne, aš tave girdžiu. Ne? Ją įvedė, paskiepijo, jinai paverkė ir ją išvedė. Viskas. Tai kas turėjo atsitikti, vis tiek atsitiko, žinai, bet jokio jais buvo, nebuvo, nu ką, per tą vietą jau biškai. Ir tada galvoju, bet taip iš tikrųjų ir ta energija motiniška irgi mumis taip rūpinasi. Tai reiškia, kokius skiepus mes turėsim gauti, nu paskiep, vis tiek, jie įvyks, žinai, ar tu, viskas vis tiek mūsų tam bendrai sveikatai, dvasiniai. Jie vis tiek įvyks, tai ar nervuosimės, ar nesinervuosim, ar bijosim, ar ne. Bet iš tikrųjų, tos baimės nuo proto, nuo galvo, kažkokios baimės, gal nuo kitų žmonių, jos silpnina mūsų centrinę širdį. Tarsi mes nepasitikim tą energiją, kuri yra šitoje vietoje. Taip, čia iš tikrųjų, aš Lilą buvau ištraukus ir paskui tą paskaitą nežiūrėjau. Aš buvau ištraukus Lilą, kad bijoti yra nuodėmė, nes tai reiškia, kad tu nepasitikį Dievu. Ir jinai paskui kalbėjo ten apie visą tą. Ten iš kalbos su jogais buvo. Ir tada man irgi taip labai kažkaip stipriai surezonavo. Galvo, bet iš tikrųjų tai reiškia, kad aš nepasitikiu Dievu, jeigu aš bijau. Jo, čia geras. Mhm. Nes jeigu taip jau visai eiti į tą subtilų lygį, ar ne, tai yra kaip ir pripažinimas, kad kažko nepasitikė. Aukščiausia energija. Jo, super. Bet aišku, žinai, kaip čia pasitikėti, kol tu nepajautai, kad neveikia. Čia irgi dar yra toks triukas. Nes kai aš esu girdėjęs iš jogų, sako, kad pradžioje ir negaliu pasitikėti. Nes nežinai, kad nėra ta energija. Medituoja, bet ar tikrai jinai teka, dar reikia pajausti, nes kai kurie nepajaučia iš karto. Bet net ir pajauti vis tiek būna, kad pamiršti. Taigi aš pajauti daug labai kartų. Bet paskui vis tiek kažkas atsitinka. Vaiko apendicitas ir sėdi viskas čia, žinai. Toks vis tiek tas gyvenimas. Bet dabar einant dar truputį tokį gal primityvesnį, tokį siauresnį saugumą, nesaugumą. Tai mūsų patirtis buvo tokia, kad kai dukra, viskas buvo gerai, truputėlį gal pačiaudė po kosėjo. Čia pirmas vaikas, kai nelabai, žinai, gydai, bet nenugydai. Tai ir atsidūrė ligoninėje. Plaučiai, kažkas su plaučiais, bet tikrai ne uždegimas, bet kažkas su plaučiais. Tai gulim ir kai mes patekom į tokį kažkokią gerą palatą, kur kažkoks ten profesoriaus palata. Gal dėl to, kad kadangi angliškai žmona kalba, kad čia kažkaip mes ten, nei ten prašėmės, nei ką. Ir jisai, kadangi ateina profesorius, o aš tai plepys, aš tai galiu paklausti ko nors, man tai reikia pabendrauti, negi čia dabar labą dieną ir viso gero. Tai aš ir sakau, tai kaip čia dabar jie yra? Tai sako, bet mes išauginom, ten yra tokia kažkokia bakterija. Tai reikia antibiotikų. Okay. Sakau, bet o ką mes ne taip padarėm? Gal galite pasakyti, kaip ta bakterija papuolė? Ir aš pasirodo, aš taip nuoširdžiai, gal ir jums dabar įdomu, kaip ta bakterija papuolė, žinai. O jam tai matyti iš to mokslinio pusės, tai taip, o dieve, tundratų. Tai žodžiu, jis taip atsisėdo ramiai ir pradėjo dėstyti. Aš taip įsivaizduoju, kaip profesorius dėsto savo studentams. Sako, žiūrėkit, burnoj, vaiko burnoj, jau nekalba apie suaugusių žmogaus burną, yra milijonai kultūrų, kurios turi savo milijonus vaikų, provaikaičių, anūkų ir taip toliau. Milijonai bakterijų. Ir sako, ir bet kuriuo metu, kai imuninė sistema susilpnėja, bet kuri milijoninė dalytė patenka gilin ir apsigyvena. Ir pradeda veisti kultūras, daugintis šeimas, kaimus kurti ir viskas. Tai tokia, sako, dalelytė papuolė pas tą vaiką į bronchus. Tai sako, o tai ką mes turėjom kitaip daryti, kad čia rankas plauti kažką, sako, ar jūs mane girdite? Dantyse, burnoj, nosį, ausyse. Ir pradėjo aiškinti, visur, knibžda, papuolė ir viskas. Tai sako, o ką daryti, kad nepapultų? Stiprinti imuninę sistemą. Ir vat šitoje vietoje lygiai taip pat aš taip supratau, kad yra ir energetiškai. Aplink viskas energetiškai irgi knibžda, kaip ir telefonų pokalbiai, kurių mes nematom. Kaip ir radio bangos, kurios šiuo metu dabar čia vyksta, kiek radio laidų gali čia būti aplink mus, bet mes negirdim. Tai lygiai taip pat yra ir tas negatyvumas, yra vibracijos ir taip toliau. Ir jeigu mūsų ta nervų sistema arba imuninė sistema arba mūsų subtilioji sistema nueina nuo pusiausvyros,
papuola ir mes tada jaučiamės blogai, prasideda blogos negatyvios mintis, sapnai, ten įtampos ir toliau. Tai toksai labai aiškus toksai būdas, kad ta centrinė širdis atsakinga už imuninę sistemą, kad nepapultų tos dalelytės ir už mūsų apsaugą energetiškai, kad būtumėm saugus. Tai vat, gal dabar toje vietoje reikia priminti, kad šitas centras turi oro elementą. Aš kai tu kalbėjai apie tai, kad kartais, kai jauti įtampą, tai irgi pajuskit, kad labai dažnai, kai ta baimė ar dar kažkas toks, atrodo, oro negali įkvėpti, jeigu tas stresas yra labai didelis. Toks pirmas būna indikatorius, kad jau viskas, jau žodžiu, oro nebegaliu įkvėpti. Netgi gali būti jogoms, jeigu sutinki žmogų, kuris yra labai negatyvus. Turi tikrai, ne tai, kad jisai blogas, bet jis turi tikrai didelių problemų, kur mes galime net nematyti, galbūt malonus, bet gali būti prasidėti toks jausmas, tarsi jaudulys. Nežinai dėl ko, bet kažko jaudinosi. Tai galima žinot, kad ta nervų sistema mūsų, jinai nuskaito ir jinai žino ir jinai pradeda kaip apsaugos režimą tokį. Dabar dar, ką? Kaiva? Krūtinės spaudimas toks atrodo, kad spaudžia čia. Dabar jeigu mes esam su bandanu, mums tikrai veikia apsauga, mes medituojam ir gaunam tos energijos, ne tik atiduodam, bet ir gaunam ir taip toliau, ir mums yra viskas gerai, ir mes pamatom žmogų, kuriam labai didelis stresas, tarkim, šeimos nariui, arba dar kažkam, ar ne, netgi kitam jogui, pavyzdžiui. Tai tikrai labai veikia padėti ranką ant nugaros, ant krūtinės iš nugaros pusės. Ir kaip yra tas triukas, kai žmonės apsikabina, kai yra nelaimė ir daro taip. Ir tas ritmas į širdį, į tą kaip į būgną, į mūsų tos plaučius, labai labai nuramina. Tai pavyzdžiui, jeigu bus vaikas ir ten neramus dar kaip nors, galima kalbėti, ne tik kad raminti, sakyti, bet gali kalbėti, klausti, kaip tau sekėsi. Ir tiesiog padėjus ranką, tarsi masažuoti. Aš dabar negaliu parodyti, bet tarsi taip, iš galo daryti. Tai labai labai super veikia. Ir pavyzdžiui, man buvo, aš pradėjau jausti, kad blokuoja tas centras ir aš jaučiu nestabilumą ir viskas. Negaliu nieko padaryti. Mantrą sakau, neveikia, neveikia, jaučiu. Aš atsimenu, aš nuėjau pas vieną jogą į namus, aplankyti ten arbatą sigerti, sakau, girdi, tau viskas gerai su centrinė širdim. Jis taip, ką? Sakau, tau viskas gerai, sakau, palaikyk man ranką nugaros. Okay. Tai tada jisai pradėjo taip normaliai. Pasikėlė kundalinį, pasidarė apsaugą, aš pasidariau ir tiesiog jisai palaikė ranką. Žinokit, super. Tiesiog atrodo, išėjau iš tų namų, vėl viskas ramu, vėl galiu eiti tamsiais kampais, vėl manęs niekas neužpuls, nes yra visiškai ramu, saugu. Pajungtas žodžiu išėjau. Ir irgi pastebėkim, kaip jeigu mūsų kažkokios neramios mintis sukasi, tai greičiausiai taip ir įvyks. Mesgi galim kartais tikrai sugeneruoti problemą savo mintim. Iš to baimių kažkokių. Taip, o kas, jeigu turit kokių nors fobijų, pavyzdžiui, bijote to, kas visiškai negali jums pakenkti. Būna tokių dalykų, ar ne? Noriu dalyčių tamsos. Pavyzdžiui, tarakonų bijo. Aš suprantu, kad nereikia tarakonų namuose. Ir kad nėra ko mylėti tarakonų, galima nemėgti tarakonų, bet klykti, bėgti, užsimerkti, nežinau, tenais, užsidaryti kitam kambarį, skambinti telefonu, kad ateik, padėk mano kambarį, arba viešbutį tarakonas koks nors. Tai nebūtina, nes jie neturi dantų net. Neturi net dantų. Fiziškai tai nepavojinga. Ir jeigu tokia didžiulė panika kyla nuo kažko, kas visiškai nepavojinga, reiškia tikrai kažkas neadekvataus yra instaliuota mūsų toje centrinėje širdyje. Tai tada ant lapo parašot, suformuokit kažkokios tokios fobijos. Tarakonai. Tarakonai, pavyzdžiui. Arba baimė kalbėti prieš publiką. Daugam yra. Žinau, kad baimė prieš publiką kalbėti yra didesnė. Tai yra didesnė negu mirties baimė. Taip, čia didesnė negu mirties baimė. Jeigu, pavyzdžiui, tokia baimė, nes, kas gali atsitikti, iš tikrųjų, nieko. Bet ne, jeigu jaučiam, kad kažkokie dalykai trigerina, kabina, išjudina tą baimę, tai stresą tai galim surašyti ir sudeginti. Ir nufotografuokit, kad tai darėt namų darbus, žinot, kaip dabar šiuolaikiniam online, prašome atsiųsti. Ne, nereikia jūsų baimių siųsti, nereikia, paskui mes turėsim skaityti. Ne.
Ok, tai ką dar, viskas, ne, man atrodo, kad kažkaip tai viskas aišku kalbant. Ar yra kažkokių klausimų gal tą temą apie tą centrinę širdį? Galbūt dar visi antikūniai, ta imuninė sistema, kaip tu minėjai, ir jinai formuojasi vaikam iki 12 metų ir tai labai priklauso nuo tos mūsų centrinės širdis kartais, ar jos labai stiprios, ar jos truputį silpnesnės ir labai priklauso, kaip mes augom tos pirmus savo 12 metų. Tai tikrai žmonės, kur turėjo kažkokių didesnių išgyvenimų, kažkokių didesnių stresinių situacijų, tai gali būti, kad ta centrinė širdis reikalauja daugiau dėmesio. Bet yra labai daug metodų stiprinti ją, nepaisant to, kaip ten kažkas kažkur vyko ar buvo, ar kaip jūs gyvenat. Tai neverta į tai fokusuotis, reikia turbūt labiau visais tais tokiais metodais, va, kaip ir Vytas sakė, kaip ir per meditaciją galima ranką uždėti arba Devi Kavač klausyti, va, irgi galima. Ir irgi labai padeda centriniai Devi širdį. Kavač yra tokia kaip senovinė sanskritinė malda, netgi sanskritu, netgi nežinant, ką reiškia, galima klausyti, nes ten yra kiekviena kūno dalis apsaugota kažkokią tai energiją. Kad žmogus turi tiek daug, nežinau, gal mūsų kultūra galima įsivaizduoti, kad kiekviena dalis mūsų organizmo turi angelą, kuris priskirtas tą vietą apsaugoti. Nu, gal taip galim paaiškinti. Bet iš tikrųjų tai yra tos motiniškos, tos dieviškos energijos kažkoks aspektas. Ir ten yra tiesiog sakoma, pavyzdžiui, tokia energija apsaugok mano odą. Tokia energija apsaugok mano poras. Tokia energija apsaugok mano vidinę akies dalį. Tokia energija apsaugok mano išorinę akies. Ir ten eina per visą, ir ten viršutinė lūpa, apatinė lūpa. Ir ten Augos plaukų galiukus, o nagus. Ir kvėpavimą, ir mano kelionėse apsaugok. Ir ten, pavyzdžiui, mano intelektą, mane apsaugok mano visokiose teismuose, organizacijose, eina į visus sluoksnius. Ir vat, kai tą skaitai, aš atsimenu pradžioje, kai skaičiau, tai galvoju, man tai primena kažkokią tai litaniją, kažką tokio. Bet kai tu tai klausai per vibracijas, per meditaciją, tarkim, sakai ar klausai, taip gera būna, taip ramu paskui. Labai Devi Kavač veikia. Ir man tai tik tai atsimenu pirmą kartą, kai skaičiau, tai aš jau buvau ištekėjusi ir buvo labai juokinga, kad pirmą apsaugai kiekvieną savo kūno plaukelę, antakėlį ir viską, ir paskui yra ir sutuoktinį. Nu, žodžiu, kai jau viską savo apsisaugau, tai... Ir tą dar. Ir šitą galima irgi, žinai, pasaugoti. Visai jau kai apsaugot. Mes gal pasidalinsim nuorodą Devi Kavač, ar ne? Nes Ana, matau, parašė, kaip vadinasi. Aš galiu iš karto ir įdėti. Gal yra su vertimu, kokio nors į anglų kalbą, gal bent jau? Yra, man atrodo, tikrai, paieškosiu dabar. Tikrai yra. Tu suras tada. Ir ką dar galima padaryti, jeigu yra kažkokių tokių stresų? Dar vienas dalykas, žiūrėkit, reiškia, ta čakra, jinai generuoja antikūnius ir siunčia ten, kur yra problema. Bet jeigu mes gyvename strese arba tokiam ritme, kur yra ribinės būsenos, kurias mes patys sukuriam savo buitį, apsikraunam, užsiduodam savo, ten pervargstam dar kaip nors, tai tie antikūniai gaminasi nuolatos. Kitaip sakant, ta čakra tos karius siunčia be perstojo ir gali tiesiog ir fiziškai, ir energetiškai nusilpti. Dėl to labai svarbu jogams ištraukti save iš kažkokių vietų, situacijų, kur esame dideliam strese arba dirginami. Nors kažkiek pabūti, kad pailsėtų tą čakrą, kad pailsėtų visą tą sistemą ir tada galima grįžti atgal. Tai ką darydavo Šrimataji pradžioj tiems, kurie pradėdavo medituoti vakariečiams, tai sakydavo, važiuojam į kelionę, važiuojam ten į Indiją, važiuojam ten visi kartu į Graikiją, dar kažkur, kad važiuotų iš savo buities, kurioje galbūt yra didelis stresas arba įtampa. Ir kai pabūni, tu tada gali pajausti, kaip tu jautiesi, kai tu nesi veikiamas kasdien to paties, kas atrodo tavo buitis. Arba tavo, nežinau, ten bendradarbiai ar dar kas nors. Tai labai svarbu sukurti savo oazę tylos. Tai meditacija ryte vakare yra oazė tylos, nes mes padarom apsaugą
energetiškai mūsų neveikia aplinka ir mes pabūnam tyliai, jeigu sugebam. Arba išeiti į kažkokią vietą, kur yra daug tylos. Kad galėtumėm gerai prisikvėpuoti gryno oro, pavyzdžiui, negalvoti apie nieką. O paskui grįšim. Tai vat toksai irgi patarimas, nes kartais pervargstam. Ir tas, ir ypač jeigu dideliam ritme žmonės gyvena. Nu, kas tam neaktualu. Okay. Tai dabar dar paklausysim Šimatadži ištraukos. Jinai yra ne tai čakrai skirta paskaita, o mokytojo principui, gurų. Ir tai vyko Italijoje, Kabelai. Ir tai yra beje pats pirmas seminaras, į kurį atvažiavo lietuviai. Nes buvo tokia istorija Lietuvoje, kad Šimatadži liktai paprašė Suomijos jogų pašefuoti lietuvius. Sakė, ten yra daug mano vaikų, kurie manęs laukia. Tai tie atvažiavo su autobusu. Ne jiems reikia. Aš irgi girdėjau, su autobusu atvažiavo. Jiems yra per aplinkui, nepatogu. Jiems būtų buvę žymiai geriau skristi, jau buvo vakarai, o mes buvom sovietikus. Ir tada jie atvažiavo su autobusu, o vietiniai jogai tai nei pinigų, nei suvokimo, kaip ten keliauti, žodžiu. Tai daugam ir buvo pirma kelionė už Sovietų sąjungos ribų. Ir žodžiu, susodino, už visus sumokėjo, visus pamaitino, grinai kaip vaikus, ir vežėsi tą Italiją. Va, ir tada tai čia buvo tasai seminaras. Nes jie darė nuotraukas ir aš atsiminiau pagal foną, kai buvo papuošta scena. Tai, žodžiu, paklausom. Čia iš tikrųjų mūsų Agnė, kuri žino visas paskaitas sekundėmis, surašė, bet aš truputį iš anksčiau, kad įvažiuotų. Gerai, kokiom 2 minutėm anksčiau. Porą sakinių anksčiau buvo apie tai, kad Šimatadži kalbėjo su mokiniu, vieno kažkokio mokytojo, kurį baisiai kankino. Kankino, tikrai žodžio prasme, apvertė aukštyn galvą, į šulinį merkė, daužė pagaliais, žodžiu, labai kankino. Ir Šimatadži su juo kalbėjo ir aiškinosi, kodėl taip elgėsi. Ir kai paaiškino jisai, kad dėl to, jis sako, bet keista, nes tu viską darai dėl jo, dėl to gurų, bet jis tau net nedavė realizacijos, net nepažadino tavo kundalinį. He never gave you realization. You would be smoking in any case, that's it. He wants me to give up all these bad habits with my agya on. Now you have opened my agya, I'm all right. So, I felt that the behavior of that guru was very surprising. He says he beats us. He always beats us. For anything, and we have to work very hard. I also know of some gurus of the music also do that. And I met so many of such people who have been to very great gurus. And the way I got the report was so shocking to me. That why don't they tell them directly that, see, this is wrong with you and this is how you should be. But the gurus say that if you tell them like that, they'll never listen. They only know the beating. I said, Pa, what do you say? They only know beatings, yes. So the whole attitude towards the disciple is not of compassion, I felt. There are, of course, other gurus also who take a terrible test of their disciples. Like as you see Sri Ramadasa. This was nothing compared to what Raja Janaka did. They will test the person and then only give realization, and out of thousands to one only. That is how we've got so many false gurus also, because they were all discarded by these realized souls. At this point, we have people
who have got realization. When the real gurus are like this. I met another one. He asked me, why are you giving realization to all these useless people? I said, why? And there were some Sahajogis, he said, how many can give life for Sri Mataji? I said, why do you want to ask for their life? I don't want their life. See, this is the first question. He said, I have many who will give life for me, and he has not given them realization. So now, at this juncture, when we have people who are seeking, who are going to these gurus, of course false gurus you forget, but even real gurus, they do not get their realization. Now you are capable of giving them realization, just imagine. They have big ashrams and things like that. They cannot give realization. While you can, all of you can give. Now, it's like this, that if you put little light in a lamp, and it is just giving light to itself, nothing else. Suppose. Now you have to give light to others. You have powers. You can do it. You can really change people, you can cure them. But you will not. You will bring all these sick people to me. Mother, you cure. Even for realization, I have seen they bring people to me. What is the need? You all know how to give realization, how to cure a person. All of you know. Now, why is it that you people cannot do it? Firstly, you may not be matured enough. But even if you are matured, you are not assuming your own powers. You don't believe in it. Humility is all right. But you must know what power it is. Supposing somebody is a king, say, and you put him on the throne. Now if people are coming, and instead of they touching his feet, he goes and touches everybody's feet. This is no humility. This is nonsense. Whatever position you have, you should try to do with humility, means through compassion. The maturity is this, that you should know that you have these powers, you should know how to preserve these powers, you should know how to grow in peace, and then when you meet people, you should assume inside, I may be a housewife cooking for my grandchildren, doing this, doing that. But once I am sitting on the chair, I know what I am. You may be anything. You may be a clerk, you may be dishwasher, you may be anything. That makes no difference. But once you are a Sahajogi, you are a Sahajogi. Then you must show your dignity and not thrive on your weaknesses. You are much better than all these realized souls who have achieved their realization in thousands of years because you have so many powers. But their self-confidence and assumption is not with you. Some people say we are afraid of ego. How can you have ego? It's finished now.
Even if you do some mistakes, doesn't matter. Mother, I touched my left foot, I touched my right. Makes no difference. Because of no self-confidence, you become austere in Sahaja. If you are self-confident, then why should you be austere? It all goes together. First, you must mature. With that, you must have self-confidence. And without fear, you should spread Sahaja. Some have fear about themselves and some have fear about others. Also, it comes from your conditionings, from your upbringing. So today's Guru Puja is, in a way, very important. Because everybody said, Mother, you should be stern, you must tell them. I thought, all right, I'll tell them. But in no way to put you down, no way. But to tell you what you can achieve, to tell you how far you can go. You, so many are more than sufficient to transform at least 10 globes, 10 worlds, more than sufficient. But you are still involved in yourself, worried about yourself, only your children, your husband, this, that. Doesn't work out. As much as you want to grow, this power can give you that power. But problem that lies with us is that we don't know ourselves and we don't want to know ourselves. Today's Guru Puja should give you the state of Guru. If you want, it can work out. The all-pervading divine power of love is absolutely working it out. More than you, the divine wants this world to change, wants to transform the whole universe. Now you are the instruments. And if you try to cheat yourself, who can stop it? Just to enjoy music or to enjoy the company or belonging to some club or to feel that it's a nice festival or at the most to seek the security of your children and family and all that. It is not satisfying. It will never satisfy. It will only satisfy you when you will become the lights to give it to others, to work for others. And you have these powers, what I'm trying to tell again and again, you have these powers by which you can introspect yourself, you can witness yourself, and you can surrender. Because mentally now you are convinced about Sahaja Yoga. Emotionally you are convinced that Sahaja Yoga has given you such sense of love and compassion. Physically you are convinced that Sahaja Yoga has given you good health and confidence about your health. Now spiritually you should be convinced, spiritually, that you are really spiritual people selected by the divine. That your last lives have been of great seeking, that's why you are born now and you are getting all these blessings. So assumption of your personality is important. Must meditate
You should go into thoughtless awareness and all the time keep your attention alert. That is very important. When, what is the need, when something will come, how we have to react. All these things come to you when you are alert and aware of this all-pervading power all the time, every moment. I don't worry at all, never. Everybody surprises me. I don't worry. Why? My worry is taken over. People say, you travel, travel. I never travel. I'm sitting here or sitting there. What is that? Where am I traveling? So you don't think on those lines. So thoughtless awareness is the first beautiful state you have to achieve. That will give you peace and a witness state to enjoy the drama of life, to enjoy the different varieties of people, while you will be growing within yourself. For a Sahaja-yogi, it is important not to see the faults of others, but your own faults and correct them. I get so many letters regarding some lady or some leader or somebody like that. That mother, this leader is troubling me, that leader is troubling me, this, that. I was surprised. I will change the leader as soon as I'll find something wrong. I've always done. Who is not suitable, who is in problem, is always done. But the way you put your attention to the leader is perhaps the jealousy part. If the leader says something wrong with you, you should thank him. Who is there to tell you?
Galim sudėti delnus į namastę. Nusilenkti savo vidui, savo dvasiai. Mūsų mokytojai Šri Mataji. Kartu pasikelkim kundalinį, pasidarykime apsaugą. Dar vienas antradienis įvyko. Dar viena tema susigėrė, ne? Oi, labai skaniai man nuskambėjo labai fainai ta vieta, kur etapiškumas yra, kaip nueiti iki to saugumo ir pasitenkinimo, pasitikėjimo. Kad pirmą pažinti save, susitvarkyti save, tada atsiras pasitikėjimas savim. Kad jeigu pasidaro rūstus arba grubus, ar kokie ten jogai, tai nestrūksta pasitikėjimo savim. Confidence. Man irgi, kad mes nežinom, kas mes esam. Tai tikrai būna, man tai tikrai aš patiriu dar tai gyvenime, kad aš tiesiog pamirštu ir pradedu, žinai, susitapatinus visai kitais tais vaidmenim savo gyvenimo. Ir pamirštu tą tokį tikresnį, žinai, tą grynai tokį. Ir tada nuo to atsiranda viskas. Ratilai. Bet kaip irgi sakė, kad aš ten galiu valgyti, gaminti su vaikais, ten užsiimti, bet kai aš atsisėdu ant kėdės, aš žinau, kas aš esu. Tai kai mes, čia makaluojamės, bet kai mes prisijungiam antradienį, mes žinom, kas mes esame, ne? Yra visiškai pasikeitę. Taip. Ir dabar, kol nepamiršome, skelbimų valandėlį. Pasakyk, kas naujo mūsų pasaulyje. Visi iš Akmenėje, rajono savivaldybės viešojo bibliotekoje. Kviečiame pasinerti į indiškos muzikos koncertą 13 valandą šį šeštadienį. Ir tuo pačiu metu. Akmenė, tai čia koks čia arčiausias miestas? Kur čia yra Akmenė? Akmenė yra taip, žinok, truputį. Taip, kaip būtų šveikiai, tai truputį labiau viršų. Nuo Telšių yra 100 kilometrų. Tai tavo atskaities taškas, tau nuo Sėdos kokie 80. Čia Žemaitija, ar čia jau į viršų visai prie Latvijos? Čia Žemaitija, man atrodo, dar skaitosi, bet labiau į tą pusę, link Latvijos gal labiau. Ir Pakruojis yra netoli Šiaulių, tai šitą šeštadienį 14 valandą. Pakruojis sinagogoje, taip. Tai žodžiu, Pakruojis ir Akmenė šį šeštadienį, Akmenėje 1 valandą, Pakruojyje 14 valandą. Vienu metu? Vienu metu tą pačią dieną. Bet čia tas pats rajonas, ar čia skirtingi rajonai? Panašiai, ten kokie 40 minučių skirtumas gal yra nuo vienos vietos ir iki kitos. Žodžiu, kas važiuos? Injekcija tokia. Kur važiuoti, kurią vietą? Žodžiu, apsispręs turės. Susitikim gyvai. Jeigu online taip gerai pamėtuojam, tai suduot, kaip pamėtuosim, kai busim gyvai susitikę. Kurį jūs koncertą rinksitės, Vytautai? Aš turėsiu vaikus ir ūkį, kad galėtų žmona važiuoti ir dainuoti. Tai va, tai Vyto žmona dainuos Pakruojyje, o mes turbūt su Daukša važiuosim į Akmenę. Tai va. Dainuoti. Dainuoti, prasiskirstysim truputį frontais.
Tai atvažiuoja. Gal jie ir sušoks, pavyzdžiui. O tikrai. Šitą turbūt tikrai trūksta gyventi. Tai gerai, tai gero šeštadienio visiems. O kas praves tą šeštadienio meditaciją? Kažkaip čia reikia. Žinok, ir Liucija kaip tik parašė į chatą. Ačiū, antradienio vakaras, šventas laikas. Liucija, Taip. šeštadienio rytas dar šventesnis, praveskit meditaciją. Liucija, kaip dėl šeštadienio? Jeigu jau galite. Ar pavyktų? Man tai būtų labai ramu. Man kaip, pavyzdžiui, antradienį sutarėm, kad kažkas praves, tai visiškai nereikia rūpintis, laukite šeštadienio Taip. ir kažkas pasirūpins. Nes Vytautas turės prižiūrėti vaikučius ir šuniukus, o mes būsim pakeliui, žodžiu, į Karvės, kiaulės, vištos, triušiai, čia tiek darbų. visą žemę pakelti. Tai, Liucija, kaip jums dėl šeštadienio? Liucija. Pavyktų, jei neužsidarysiu. Jeigu matai, bet jeigu kažkas tam Zoom'ui atsitiko, nes nebesimato ir nebesigirdi. Testuosim iki šeštadienio. Patestuosim iki šeštadienio. Perkrausim kompą ir viskas gerai. Čia, žinot, mokytoja, online metus atlaikiusi. Tai Taip, tikrai suvaldys. Per Teamsus pasijungs Liucija, jeigu ką buvo tas mokytojai, kur mokytojai darydavo pamokas. Microsoft Teamsai. Nu ką, viskas. Šiam vakarui tikrai jau laikas eiti ilsėtis arba kas pasikrovėt energijos langus valyti. Nežinau kodėl, bet man langų valymas yra pats didžiausias darbas pasaulyje nuo vaikystės likęs. Kur jau atrodo, kur reikia pasiruošti pusę metų, ne? Ir eis Ne, kaip langą. metafora, žinai, ką reiškia, kad turėjau daug energijos, tai langus valiau. Niekam nelinkiu langų valyti, bet pailsėti, išsileisti ir sugerti visas vibracijas, kurios pasklido. Gerų meditacijų. Beje, mes turim Sahač kalendorių. Reiškia, yra likę keli jogų kalendoriai padaryti. Gal kas nors norėtų? Jeigu kas nors norėtų kalendorių turėti jogišką tokį, su pažymėtum ten mėnulio dienom ir taip toliau, bet ten ne dideli horoskopai, bet tiesiog trupučiuką. Tai parašykite mum. Atsiųsim į paštomatą arba paštu. Nes vis tiek jau mėnesis jau praėjo, tai jau antras prasideda, o kalendoriai dar... Kalendorius. Tai žiūriu, kad čia tik mums juokinga, jau visi rimti labai, ypač Dovilė miega. Viskas, labanaktis visiems, viskas, iki... Aš tave dar noriu Vytai pašnekinti biškį, tai palauksim, kol visi išeis iš klasės. Gerai. Mane pasiliko ant kilimėlio. Viskas, O pamokų? labanaktis visiems, atsijungiam.